Naujas rytas, naujas kelias, išsimiegojau, išjudu toliau. Ką, šiandien planas apie 300 km. Tai, planas važiuoti į pakrantę. Pasiekti miestą Nachang. Išsimiegojau pakankamai gerai, net anksti atsikėliau. Tiesa, vakare užtrukau bevalydamas batus, kelnes nuo molio, kuriuo vakar pasivažinėjau visai sėkmingai. Tai va, truputėlį užtrukau, bet all goodas. Žvaliai jaučiuosi. Kas čia per judėjimas? Pirmą kartą į pavarą nepataikiau. Kol kas saulėta, oras geras. Rytas tai toks buvo 19 laipsnių, bet galvojau, net su maikutė gal nepavyks važiuoti net. Bet jau dabar karšta. Gerai, rytą pradedam nuo iššūkių išsukti į gatvę pagrindinę. Pavyko. Išvažiuosim iš šito mažo miestelio, net pavadinimo nežinau. Žiūrėjau, bet nebeatsimenu. Tai man dabar važiuosiu pro Dalat miestelį. Tada leisiu žemyn link pakrantės į pietus ir kas tada? Ir tada jo važiuosiu per pakrantę. Sako, kad geriausia pakrantė Vietname. Kai bus, pamatysim. Taip, kelionė iš principo 5 valandas plus porą valandų dar, nes važiuoju negreitai. Ir dar gal primesti kokias 3 valandas kur nors sustoti, pasigrožėti kažkuo. Tai kas čia gaunasi, 5, 9, beveik 10 valandų kažkur važiuoti. Aš manau, tiek nevažiuosiu, nes jau kelių dienų patirtis rodo, kad 8 valandas kelyje jau yra labai daug. Jau pradeda ir sėdmenis skaudėti, ir pečius, ir jautiesi pavargęs, tai daugiau 8 valandų kažkaip sunkiai eina važiuoti, bent jau kol kas. O po to matysim. Žmogelis supirda varą, telefonus rankoje, net po šalmu įsikišo. Tai kas dar? Nuvažiuotas nuo paskutinio kuro įpylimo 100 km, tai galima dar 100 kokį nuvažiuoti ir tada pradėsiu ieškoti degalinės. Čia man tai paaiškino perkant motociklą. Turų agentūrai, kurie organizuoja turus motociklų. Iš jų pirkau aš jį. Sakė, apie 300 nuvažiuoja, bet sako, 200 nuvažiuoja ir ieškai kur pasipildyti jau tada. Nes yra dar čia rezervas, bako rezervas, kuris yra užsuktas, toks kaip kranelis.
šitoje vietoje Vytas iš manęs pasišaipytų. Žodžiu, jeigu netyčia pasibaigtų kūras, atsuki kranelį ir dar ten keli litrai kūro lieka. Bakas 12 litrų, mažiukas, nedidelis. Bet tai čia degalinės labai dažnos, tai problemų su kūru kol kas bent jau nėra. Ir tokiam mažam motocikliukui pasirodo reikia keisti tepalus kas 1000 kilometrų. Normaliems motociklams, kaip mano Lietuvoje, kas 10-12 tūkstančių reikia keisti tepalus. Čia kas 1000. Ir šiandien ryte pamiršau pasižiūrėti tepalo lygį. Vadinasi, reikia nusikelti į rytojus rytui. Manau, dar kelias dienas tai važiuosiu be pertraukos. Ir tuomet reikės pasidaryti poros dienų pertrauką. Ja planuoju darytis Danango mieste. Danango mieste esu pernai buvęs. Susibičiuliavau su nemažai žmonių, vietinių ir atvykusių vietinių. Jeigu dar vis tenai, būtinai teks pasimatyti. Vienas žmogus su vienu žmogum jau susirašiau. Tikrai bus mytas. O visą kitą žiūrėsim pagal situaciją. Man gerai, vidury juosta sustojo, kažką paveikia ir toliau važiuoja, nesiparina, dar atrodo su cigaretė burnoj. Daug ką jie čia sugeba važiuodami ant motorolerių ir cigaretę paplėšt, ir telefonu pakalbėti, ir atsigert kavos važiuodami, ir 3 vaikus vežtis ant kupros, vienas iš priekio, kitas iš galo, trečias, nežinau, ant pečių. Įgudę vairuotojai. Keliai sužymėti, kur motociklams galima važiuoti, kur negalima važiuoti. Čia greičiausiai greitkeliais motociklams negalima važiuoti, motoroleriams. Tikiuosi, šitoks keliukas bus iki Dalat miestelio, pro kurį pravažiuosiu. Po to jau nusukinėsiu link pakrantės. Kiaulystės dėsnis, kai tik tai gražus keliukai, tai mašina priekį. Vos ne apsišiko šitas motocikliukas, kol aš aplenkiau. Kažkoks įvykis buvo, kažką matavo. Ir vienodai kaip ir lietuviam. Vienam reikia sustabdyti, žiūrėti, kas ten vyko, eismą stabdyti, pažinėti reikia. Taip įdomu visiems viskas. Savo reikalų reikia žiūrėtis. Moteriškė, nenutrenk manęs. Sakyčiau, gal striukytę visai reiktų užsimest. Vėsoka truputį. Žinoma, aš dar ir pakilęs truputį aukštai į kalnus, tai dar vėjo prisideda papildomai.
Bet vis tiek kažkada leisiu žemyn. Vis kariauju su savo paminkštinimu sėdynės. Vis man nepatogu, vis man spaudžia sėdimąją. Niekaip neįprantu. Dar vienas miestelis pakeliui. Kad ir koks nedidelis miestelis būtų, pastebėjau, vis tiek kiekvienam miestelį yra technikos parduotuvė. Powerbankai, laidai, kompiuteriai, telefonai. Kiekvienam. Technologija. Kai čia kelias uždarytas. Panašu, kad uždarytas kelias, reikia dabar navigaciją pasiimti. Kaip nuvažiuot, net neįsivaizduoju šią akimirką. Một bạn bây giờ nó cắm thêm một cái tôn nó lắp hết rồi, không có qua được đâu. Tôn dài chặn ngang luôn rồi. Đó nói với Thuận biết. Chứ không chứ. Rồi các anh đây. Chứ em có dễ gì đâu. Today? No. Okay. Đây nha. No. Na, panašu, kad gal parodys, kaip važiuot. Okay, thank you. We'll go around, yeah? Mm-hmm. Okay. Nu ką, ratais kvadratais pasivažinėsim kažkur. Jau bus įdomiau. Ne tik keliu, bet va ir tokiu takeliu. O. Aš ten nelabai noriu važiuoti. Ne,
Aš ten nevažiuosiu. Aš geriau skipinsiu tada šitą kelią. Ne, dabar pakilsiu į viršų, persiplanuosiu truputėlį maršrutą ir važiuosiu kitu keliu. Pažiūrėsim, gal daugiau važiuoti reikės, bet tenai leistis aš tikrai nenorėjau. Persiskaičiau maršrutą, tai visgi liksiu be vadinamos geriausios Vietnamo pakrantės, tiksliau kelio pakrantė. Teks važiuoti, dabar truputėlį grįžti reikės. Grįšiu į Dalat miestelį ir kitų kelių važiuosiu link Nha Trang miestelį. Ten jau miestas, kurortas skaitosi, daug užsieniečių. Rusai labai pamėgę tą miestą. Tik, nežinau, dienos eigoje matysiu ar aš ten stosiu, ar toliau kilsiu į Vietnamo viršų. Gaila, nepamatysiu to kelio, bet yra kaip yra, kelias uždarytas. Gal nuošliauža, gal akmenų prikritę. Nes dažnai lyja, tai išplauna skardžius. Tai, bet man kilometrų buvo prieš tai maršrutas apie 260, dabar liko 160. Tai nusipjauno dalis kelio. Oho, kaip paslydo mocas ant balos. Nieko savo. Matyt, gavau to molio. Čia kai tik leidausi žemyn paskui kitus baikerius vadinamus, kur jau ten giliau nebenorėjau lyst. Gavo matyt padangos molio ir dar nenusivalė. Ir slysta ant dangos. Reikia nepamiršt, kol kas staigiai nesukinėt. Aš pradėjau vėl kilti kalną ir jaučiu, kai vėl oras vėsta. Grįžtu į Dalat miestelį. Ir teks nusukinėti kitą pusę. Mokinukai eina, o kokie čia jų krūva tų mokinių. Pamokos baigėsi. Eik, tu sakyk, jų čia daug. Daugybė vienodų. Užsidedu striukę, karšta pasidaro, nusiimu striukę, šalta pasidaro. Niekas man netinka, reikia burbuliuoti. Bent jau keliukai faini. Daug pasukiukų, vingių, mėgaujuos. Ir daug šiukšlių aplinkui, bet kur primėtyta dideliais kiekiais, meta kur papuola. Saulės nėra.
Visai ne kaip Pietryčių Azija. Atvirukas melavo. Niekaip neišeina man čia 50 važiuotam Vietname. 60 nors tu ką. Neblogas. Jaučiu, kaip per kelnes bėga vanduo. Tiksliau, jau net ne per kelnes, o per kojas. Nes užsimečiau tik tai lietaus striukę, lietaus kelnių neužsimečiau. Nes tikėjau, kad tiek lietaus bus. Bet yra kaip yra. Išlysiu ten, kur nebebus debesuota, nelis. Greit išdžiūs, sušilsiu. Iš tikrųjų, tai galvojau, kad kelionėje bus šilčiau. Šilčiau važiuot bus. Va, kalnuose vėsų yra, tai su striukė pats tas. Su lietaus striukė, jinai neperpučiama. Tai pats tas važiuoti. Tikrai ne su maikute varyti, ne su marškinėliais. Aš matyt, per šitas 2 dienas gerai pakilęs buvau į kalnus, kad tiek nusileisti reikia. Nes nusileidimas ne iš lengvųjų toks. Jo, lietaus sezonas Vietname dar nesibaigė. Nes turėtų lapkričio mėnesį baigtis lietaus sezonas, jau lapkritis ir jis dar nesibaigęs. Apskritai kalbėjau su vietiniu, sakė, paskutiniais metais labai sunku nuspėti tos orus, tą patį lietaus sezoną ir panašiai. Bet turbūt visur dabar taip pat. Lietuvoje irgi nesuprasi nei kokią vasarą, nei kokią žiemą. Balos pakraščių pravažiavau, pagalvojau, vėl motociklas nusiplaus. Nes čia jau apylinkėse uolos, nebėra molio. Nuo molio tai labai greit išsitepa, išsipurvina tas motociklas. Tepasi tas molis. O čia visiškas vanduo. Turėjau galvoje švarus vanduo. Jau šviesėja. Akise šviesėja jau. Jaučiu, jau ir oras šyla. Tik mano subinė vis kenčia. Va iš ten nusileidau kažkur iš aukštai. Lietaus gal užtenka šiandien. Kol kas priekį nesimato nieko panašaus į lietų. Kol kas gerai, bet vis dar kalnais važiuoju. Niekada negali žinot. Ir dabar saulė išlindo, tai toks visiškas tvankumynas. Karšta, tvanku. Ir aš su striuke. Dar po striukę nepasakyčiau, kad baisu labai, baisiai karšta. Gera striukė. Patinka. Striukė ir kelnes 20 euriukų. Va, prašau. 80. Uhu! Čia kosminis greitis. Artėju prie Načango.
O tai reiškia, kad eismas intensyvės. Pip, pip, pip. Nu, tu kaip važiuoji. Praskridau. Kai vietinis, normaliai. Eismas intensyvėja, daugėja tiek pirdų, tiek automobilių. Kažkokius kamščius vėl teks įlyst. Taip, kadangi šiandien mano planas pasikeitė, tai greičiausiai ir į Načangą nevažiuosiu, neliksiu, nes atvažiavau greičiau iki praktiškai čia, kur esu. Tai atsisėsiu kažkur pavalgysiu ir tada pažiūrėsiu žemėlapį, gal tada jau judėsiu šiauriau link Hojano, Danango pusės. Paparam, svarbiausia atsargiai, nepamiršk, kad vėl miestas, reikia akylai dairytis visų iššokančių iš posūkių. Wow, čia tu atsargiai. Nepatinka man tokie prikolai, bet mano nuomonė niekam neįdomi. Iš principo aš norėčiau jau valgyti. Viskas, prasideda miesto judesys. Jau čia bus reikalų. Taip gerai užvalgiau, taip gerai pasėdėjau, kad jau viskas, galvojau, niekur šiandien nevažiuosiu. Nes turim jau 3 valandas. Man kažkur nuvažiuoti dar 1,5 valandos reikia iki bent jau kažkokio sekančio taško. Pagal navigaciją 1,5 valandos. Tai važiuoti dar kokias 3 valandas. Vėl bus tamsu, vėl blūdinėsiu, tai geriau čia ramiai pabūsiu. Gal dar šį vakarą iki vandens nueisiu. Pažiūrėsim. Bip. Kambarį ėmiau ne miesto centre tyčia, kad nesibastyti tenai, nes lankė tiksliau nevažinėti, nelandžioti tos kamščius. Truputėlį nuošaliau. Nuošaliau, bet netoli vandens. Per gatvę, man atrodo, per vieną bloką. Ir galėsiu ramiai savo nieko neveikti. Opa! Susitrenkė ir persivertė. O taip ir būna. Viskas, važiuojam. O net ir vietiniai susidaužo, susitrenkia. Bet gerai ten persivertė, nežinau, ar kamera spėjo užfiksuoti, bet persivertė ten gerai. Nu ką, shit happens. Įdomu, kiek jų čia žūsta kasmet su tokiom jų taisyklėm. Jų nebuvim. Pip. Vienas išvažinėjo pip, kitas pagrindinių kelių važiuoja pip. Visi pip. Bet ten tiesiai yra vanduo, o mano viešbutis čia kažkur netoliese. Kažkur čia man posūkis yra. Kažkur čia.
Kaip ir sakiau, parodysiu vandenį. Tai va, likau čia kažkokiam mieste, ne kažkokiam Načangė. Ir rytoj jau tęsiu toliau kelionę. Šiandien savo ilsiuosi viešbutį, gaunu jėgas, nes jau nugarą skauda, nors trečia diena važiavimo, bet yra reikalų. Ir tiek. Temsta į lovą miegot ir rytoj iš pradžio